top 5 klaidos, kurias esu padaręs per visą sportavimo laiką salėje. Tos klaidos susijusios tiek su sportu, tiek su mityba. Tai važiuojam. Įsirašiau 5 top, tai pradėsiu nuo 5 ir varysiu iki to 1 ir čia pagal svarbą. 5. Populiarių pratimų darimas, kurie man netinka. Tai pavyzdžiui, pritupimai su laisva štanga ant tiesiog plokščios žemės. Vienas populiariausių pratimų istorijai. Visi jį daro. Ypač oldschooliniai visi bodybuilderiai jį daro. Tai ir aš darydavau. Bet aš tik laiku bėgant supratau, kad tas toli gražu tas pratimas yra ne man sukurtas. Nei lankstumui, nei pagal skeletą, nei pagal dubens kaulus, nieko. Ta prasme, man visą laiką kulnai kildavo, nugarą skaudėdavo, aš kelį irgi skaudėdavo, per kelius ir kulkšnis lankstumo 0, per dubenį ir juosmenį lankstumo 0. Nors kiek aš tai bandžiau daryti ir bandžiau prisiversti, man tas pratimas buvo tik tais, žalingas, nenaudingas. Bet aš jį dariau, nes tiesiog buvau, man įtaką padarė visi video, visos žinios, kurias gavau iš socialinių tinklų. Ir kaip tokios klaidos nedaryti, tiesiog visą laiką jausti tai, kas jums geriausia. Bandytis ir jausti. Tai, pavyzdžiui, leg presas, pritupimai smite su pakeltu kulnu man yra ženkliai geresnis. 4. problema. Vengimas pratimų, su kuriais galiu prikrauti kuo daugiau svorio. Tai aš vengdavau tokių pratimų irgi, kaip leg presas, kaip bench presas, kaip traukos su hanteliais, su štanga, bicepso, ta prasme, lenkimas su štangomis, tricepso, tiek spaudimas siaurai su štanga, tiek su V-baru į viršų. Aš gan dažnai vengdavau tokių paprastų pratimų, nes kažkokio lengvesnio kelio ieškodavau. Matydavau, kaip labai kačiokai dideli tiesiog pumpuoja pastoviai paprastus izoliacinius pratimus ir galvojau, kad man tai padės. Bet ne, reikia stipriai varyti, reikia apkraudinėti svorio daug, duoti tikrai streso daug raumeniui ir čia buvo tikrai klaida, kuri man kainavo. Aš atsimenu vieną bulką kojas dariau tik tais lenkimus atgal ir tik tais tiesimus į viršų, rezultatas buvo 0, netgi gal minusinis. Tik bijau kojas matot, kad iš vis neužsigrūžintų. 3. Atlaidus kalorijų sekimas bulko metu, kai tuo tarpu kato metu būdavau perfekcionistas. Tai kato metu aš visą laiką esu perfekcionizmas, kalorijas, bet bulko metu aš gal pirmas 2 savaitės, mėnesį padarau tobulai ir tada pas mane prasideda šokoladukai, saldainiukai, ledai, jėgeris ir visi kiti dalykai, nes aš tiesiog žiauriai mėgstu saldumynus, aš visą laiką galiu suvalgyti, tiesiog suvalgydavau visą laiką daugiau nei reikia ir ko pasiekoje aš bulko pabaigoje visą laiką būdavau žymiai storesnis nei iš tikrųjų. Pasiūlymo, kaip šitą problemą sufiksint, neturiu, aš pats su ją vis dar kovoju. Manau, kad ji yra, tikrai svarbi, bet nelabai tokia kritinė. Tai, tiesiog, čia patarimo nuoširdaus gero neturiu, tiesiog pasidalinu. Bet dabar paskutinės 2 problemos yra žiauriausios, kurios man tiesiog pražudė visus gainsus. 2. Per ilgas katas. Savo pirmą katą dariau 5 mėnesius be visiškai čydėjaus. Ir tada padariau čydėjai ir tada dar 2 mėnesius svariau. Nuo 102 iki 86. Visiškas lavonas. Bet shredded lavonas. Pasidžiaugiau tik vieną dieną tą insane formą. Ir tada po to man tiesiog atsirado labai daug šiaip sveikatos problemų, labai blogas santykis su maistu, daug pradėjau persivalginėti, pastoviai galvodavau apie savaitgalį, kaip aš vėl persivalgysiu, tiesiog buvo ir mental blogas, labai pražudė, bet tuo metu aš tai pirmas mano katas buvo su online trenerio pagalba ir buvo sėkmingai pasiektas rezultatas, kas liečia svorį ir pačią formą, bet visa kita buvo tiesiog absoliutus dugnas ir visiškai neverta buvo. Ir pirma klaida, žiauriausia, kur pasigavau baisiai, tai lėtas tempas su mažais svoriais. Aš kai pirmą kartą pradėjau su online treneriu sportuoti, jis man labai propagavo lėtą darymą. O kai aš sakau lėtą, tai turiu omeny labai lėtą. Nuleidimai negatyvo 3-4 sekundės ir tada kokie 2 sekundžių paspaudimai.
Taip daryti siūlyčiau tik tiem, kas tik pradėjo sportuoti kokį mėnesį, kad išmoktumėt pajaust raumenis, išmoktumėt techniką, išmoktumėt tiesiog mind-muscle connection ir viskas. Kokias pasiekmes? Absoliučiai praradau visą jėgą. O kodėl man taip liepia daryti? Nes būtent tais tyrimais tuo metu rėmėsi ir visi treneriai galvoja, kad būtent taip yra žymiai geriau apkraunamas raumuo, kai taip iš tikrųjų paskutiniai tyrimai parodė, kad nėra tiesa, kad vidutinis ar greitas tempas yra visiškai žymiai naudingesni ir svarbu tol, kol svoris nėra mėtomas. Tol galite daryti vidutiniu ir greičiu tempu. Aš vis dar to nepriprantu daryti, nes labai man jie yra įstrigę daryti lėtai, bet tai realiai nuoširdžiai žudo geinsus. Žudo geinsus ir man pražudė viską. Aš praradau absoliučiai visą jėgą, aš buvau toks silpnas po kato ir negalėjau atsistatyti labai ilgą laiką, kad man tiesiog visiškai nebuvo dingusi motyvacija, šis buvo eiti į salę. O visi žinot, kas buvot, visiems yra tekę prarasti jėgas, kurias jau turėt salėje ir žinot, ant kiek tai yra demotyvacija, tai man buvo visiškas žlugimas. Tai čia yra visiškai pirma klaida. Niekada taip nedarykit, fuck it, tiesiog. Bet aš tik pasidalinau, tikriausiai, kad iš šitas klaidas padarysit, nes visi labiau linkę savo kailių tai patirt. Tai aš šitas video bus naudingas ir jo pasinaudosit, tik priklauso nuo jūsų. Aš pasidalinau ir viskas, hebryte, iki kito videosiko. Davai.